Šitą rytą noriu padėkoti Algimantui Norvilai, kuris čia mums padovanojo keletą labai svarbių detalių. Panteros priekinė plokštė tikrai bus panaudota pagal paskirtį. Tai 26-40 metų laidos bokštelio kaukė, kurios labai trūko, kitų modelių buvo keletą ir taip kaip tyčia tokio varianto nebuvo. Tigro dangtelis nuo bokštelio ir kitos dalys. Tai ačiū dar kartą Algimantai. Išgirdom daug gerų istorijų, daug įdomių istorijų, tikrų istorijų, kurias būtinai patikrinsim. Tai priekinės plokštės trečdalis, beveik 9 cm storio. Nu ir svoris yra, šiek tiek, lietuviškai sakant, šiek tiek sveria. Jis yra iš šito, tai yra miestelis. Tai ten, reiškia, tokia sodyba, tos sodybos kieme. Va. Jinai jau buvo, rasta su, reiškia, prietaisais. Mes va ten dar tušom biškį aprinkom, žinai, visą kitą. Nu tai samdžiau traktorių, atvežė pas mano draugą, kuris dabar jau miręs, Aleksandrą. Reiškia, ir tada jau sunkvežimį samdžiau su gerve, atvežė. Prisėjau net va blokai kasti, žinai, būtinai. Tai čia jau jinai buvo ištraukta ir paviršių padėta? Nu, nebuvo ištraukta. Nebuvo? Kampas kyšoje. Supratau. Ir žmogui trukdė, bet vis tiek nuplėšė tada 100 eurų. Reiškia, tada tik buvo tik euras įvestas, tai buvo, ojej, pinigai, žinai, didžiuliai. Ne, metalas tiek, špats. Nu, vien žodžiu, susidurėm su visokiais žmonėmis. Tai va, tokie dalykai. Labai įdomu. O daugiau kambarį pratesim. Čia pats rimčiausias Panteros šarvas, 85 mm, ane? Ne, 100. 100? Šimtukas. Karališkasis tigras 102, 12, čia 10. Šimtukas. Įdomu. Kur čia geriausiai atskilę? 85. Eik. Ne, pagal visus katalogus taip, ten keli milimetrai sviruoja dėl žodžiu, gamybos procesą tenai. Vokiečiai gyrėsi, kad 100, reiškia, priekinis. Tai gal kaukė? Gal kaukė. Jo, kažkur tai kaukė ten, aišku. Nu va, o karališkasis, kurio Lietuvoje nebuvo iš viso, ir Rytprūsiuose praktiškai nebuvo. Jis iš karto ordenams visus, reiškia. Borto kairio dalis dar. Taip. Čia, kur priekinis tas atraminis dedasi. Jo, šis va. Gražuolis. Tai dabar žiūrėk, padarysim turbūt taip. Čia, matai, su tais ratukais tos gervės mes nepavažiuosim. Reikia jį nusiverst ant lentų
Ir biški su lauštuvais pakantuot. Atitraukia iki mano. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Nu va, vienas žingsnis į priekį. Dabar biški čia su lauštuvais pakelsim, pakišim kitą vamzduką. Baba. Oi, kaip gerai vikšrai. Nu, čia žiūrėk, va. Čia biški čia gal nusisuksi. Manau, kad nusisuksi. Gal normaliai čia, gal geriau būtų atsitraukti, jeigu kažkas trūktų. Nieko tokio. Jeigu nuplėš, tai žinai. Labai įdomu. Ir kokia ten jo istorija to tanko kažkiek žinoma yra? Nieko nežinoma. A, jis nieko nežino. Naudoja, žinai, kaip dalgiui, kaip sakyti, mušti. Kaip priekalą kažkokią. Jo.